Prieš 60 metų gruodžio 15 dieną Šlynekiemio kaime didvyriškai žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio karžygys, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas Rimvydas ir jo adjutantas Vytautas Prabulis Žaibas. Jurgio Krikščiūno biografija yra plati ir daug kur prieinama. Apie mūsų kraštietį Vytautą Prabulį žinome kur kas mažiau. Laisvojoje internetinėje enciklopedijoje Wikipedia galima perskaityti, kad Vytautas Prabulis Žaibas buvo vienas iš garsiausių Suvalkų krašte veikusių lietuvių partizanų. Kilęs nuo Mockavos kaimo, kur tėvai turėjo didelį ūkį. Gimimo data ir vieta nežinomos. Kadangi Mockava prieš Pirmąjį pasaulinį karą priklausė Punsko parapijai, visai įmanoma, kad partizano Vytauto Prabulio gimimo metrikai guli Punsko valsčiaus metrikacijos skyriuje. Šios skyriaus vedėjas Valentas Uzdila, uolus šio krašto istorijos mėgėjas, mielai sutiko paieškoti Prabulių pėdsakų gimimo aktuose. Dabar Sigito Virgilio prašymu aš pradėjau vartyti knygas. Gimimo pradėjau nuo 22 metų, nors šieną šičia nustatė 20 metais, bet galvojau, o gal dar paslapčia, nes būna ir tokių atvejų, kad paslapčia dar perniždavo mažus vaikus ir Punske krikštydavo. Ir nuo 22 iki 12 nieko neaptikau, jokio pėdsako apie Mockavos vietovę, kur būtų gimę vaikai. Ir tik 1912 metais radau, kad gimimo liudijimą skaičium 232 ir užrašyta, kad šiame Mockavos kaime gimė Alfonsas Prabulis, sūnus Vinco ir Marijonos Makauskaitės. Nieko konkretaus nesužinoję, vieną sekmadienio rytą išsiruošėme į Mockavos kaimą. Vienas seniausių šio kaimo gyventojų Vytautas Busilas sutiko parodyti vietą, kur dar 6-ame dešimtmetyje stovėjo Prabulių sodyba. Dabar ten plynas laukas, nėra nei medelio, nei krūmokšnio, net mažiausio akmens. Čia sodyba tai po karidą stovėjo, bet į tuoj nugruvo, jį supovo tiesiog. Prabulienę išvežė berods į Rusiją, va su tai dukterė. Ir jau jos čia negrįžo. Nežinau, kur jos buvo. Turbūt, kad mirė te kur tai, kas žino. Nu tai apie Prabuliai nukapijas. Tie Prabuliai čia prie vokiečių, tai jie čia labai viešai, kad tada nieks negaudė, tai jie čia vienu žodžiu prie namų laikėsi. O vienas tas Jonas, tai ar jis buvo Reiko darbo tarnyboje, kokioj tai vokiečių toje ar jis Plekavičiuose buvo, tai sunku pasakyti, bet jis kur tai buvo, šitoje vietoje jis prigulėjo, bet jis neilgai buvo, paskui grįžo į namus. Va. Kaip sako, da aš buvau vaikas tada, tokis nekažikokis, tai vyrokas, tai tada apie tai garsiai nelabai kas kalbėjo. Tais laikais. O jis sakau, buvo negirdėti jo čia niekur ir kad jį nušovė Telenkijoje, tai ir nežinojau. Da jis buvo toks, nelabai suaugęs vyras, jau vyras buvo, bet kaip mes buvom vaikai, tai mums atrodė suaugęs vyras, bet jis tada kažko, galėjo būti jau kokie 22 metų ar 3 tie panašiai, bet da jaunas buvo. Vidutinio ūgio, apvalaus veido,
Va, tas ką nuotraukos. Panašus, taip? Panašus, jo. Na, bet smulkus, nestambus, nediktas, bet smulkokas. Sausokas. Nu, jis galėjo, sakau, jis gali būti gimęs apie 27-8, nes mano brolis buvo 28 gimęs, o jiedu eis iki mokykloje. Tik aš negaliu pasakyti, ar jie vienam tam pačiam skyriui buvo, ten gal mažu vienas trečiam, o kitas ketvirtam, ar ką, bet jie įsikioja su mano broliu. Nu, tai tie gali būti metais, ar jis buvo mažu 7, o tiem galėjo būti kokių 8 panašiai. O šitas Jonas su tuom jauniausiu, tai jie čia prapuolė, neaišku, tai sakau, tą Joną lyg tai, kad kur tai pagavo ir kalėjimą paėmė rusai, o apie na jauniausiai taip ir nieko negirdėjau, kuris dingo. Ir tuom jie čia taip ir baigėsi paskui. Ta Prabulienė, po rusai paskui išvežė į Sibirų, tai to Prabulienė ten mirė. Ta Prabuliutė turėtų būti kur tai parėjus, bet kada čia jau nieko nebuvo, tai aš net nežinau, kur jį prisiglaudė. O Alfonsas, tai jis paskui čia apsižanėjo Raznikuose tai Derveniūtė ir įsikio iš šitas Dervenį buvo. Da kelis metus, na, bet ilgokai šitas tą Dervenį buvo. O paskui jau prie rusų kapokarį, tai da jis įsikalbote, o paskui jis išeina Marijampolę. Jų namai dar stovėjo, išėjau, dar grįžau iš kariuomenės, tai jie stovėjo, 57 aš grįžau. Tai juos čia kokiais 8-9 melioracija jau toje ir juos ten nuvalė. Jų tie gospodarka, tie jų kokia, baisiai stipriai negaliu pasakyti, bet kokia gali būti apie kokią 14-15 hektarų, jeigu da tiek buvo. Pastatai tai nebuvo dideli. Jau ūkininką tik sprendė iš pastatų. Jau jei kalionijos, tai ir pastatai jau ant klono matyti. O tie buvo tokie maždaug apie galėjo būti kokie 14-15 hektarų, maždaug šitiek nebuvo didelis. Jie nieko čia nevaldė daug.